suspicious. Window closed, big cold, mommy is downstairs. Come on, man. Listen. Keep your energy right. Galiu šį bardačiokę laikyti. Šiaip nelabai, jį reikėtų laikyti aukštai ir realiai pritvirtinus. O pritvirtint dabar aš galvoju skotų, nes čia aš ant to savo turiu, kur lipalas gali ant skočio kažkokio su izolke ar su kažkuo jį. Nieko nesivežė čia. Arba pala, va, čia prie ekrano. O tai jeigu čia va kažkur prie valytuvų? Ne, lauke tai negerai. Ai, lauke negerai? Jo. Va. Tai... Bet iškrasti? Nebent įkrus, bet čia ne, baig. Ne. Gal geriau tada prie lanko, langas netoli. Bet jisai, matai, dar bairis, kad jisai turi neįdėti, nes jeigu jisai įdės, tai tau visi tie duomenys vidiniai, tas girometras nušoks. Antanai! Ateik! Čia šiaip tik laip. Aš jau matau, mane priduoda. Taip, direktoriau. Kur tas daiktas? Reikia šitą daiktą pritvirtinti kažkaip fainai. Kuo arčiau priekinio stiklo. Kuo arčiau priekinio stiklo, va taip va. Skočio, jeigu rasit pas kažką, tai bus paprasčiausias sprendimas. Nes realiai ant panelės ir viskas prikliuot. O bardačiukė, jeigu kokiam... Tai vis matai, negali bar daryti. Ne, tai jo, bet bardačiukė, tai žinai, dar gali tų pasirinkimą kažkokį turi. Bar. Reikia, kad būtų gražu ir kad būtų vietoj. Kad būtų vietoj svarbu, nes jisai jeigu įdės, tai taip atitinkamai ir visi duomenys bus. Pajudėsim tuoj. Oi, kaip nejauku. Pirmi išvažiavimai. Ai, dar nevažiavo šį sezoną? Kažkaip nesmagu net. Nu jo, tas pats pirmas. Prasilaužt reikia. Bet kokie, nežinau, 3-4 ratai ir taip jau... Nu žinai, mašina nauja, pats toks irgi užmygęs po žiemos. Reikia eiti išsikrauti viską. Ir... Mariau, tu realiai gali važiuoti, ko lauki. Tai sakyk, laukiu žalios. Gerai. Inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. Sveiki, pagaliau pirmi testai. Pradžioj net nenufilmavom kažkokio intro, nes buvau labai blaškęs, tiesiog norėjau išvažiuoti, pasižiūrėti kaip ta mašina, pagaliau surinkta, pagaliau galima patestuoti, nu ir prasivažiavom jau, pirmą sesiją pasidarėm, tai mašina puikiai atlaikė, jokių klaidų neturim, jokių gedimų neišlindo, viskas tvarkoj, reikia realiai tik tai sukti ratus ir rinkti informaciją, nes pakol kas informacijos galvoj tikriausiai yra, bet aš dar jos negaliu pasakyti, tai daug verda tas po žiemos etapas, kai pirmi tie išvažiavimai toks atrodo, nesupranti ką darai ir tai ta testų diena pakol kas, sakyčiau, dar net neprasidėjo, čia toks labiau savęs apšilimas, pažinimas pačios mašinos, tai kaip ir tiek, dabar vėl laukiam antro išvažiavimo, jau išsijungsiu visus stabilumo kontrolės visas lauk ir žiūrėsim, kaip ta mašina iš tikrųjų elgesi, nes dabar viską susijungiam, kad būtų saugu, kad nebūtų driver error, nebūtų car error ir dabar jau galėsim pravažiuoti, žiūrėti, kur slysta, kur neklauso, kur nestabdo ir matysim jau dabar tikrai mašinos potencialą, tai važiuojam toliau.
Tai jis veikia ar jis neveikia? Veikia. Blemba įdomiai, nes aš taip, ta prasme, tu nebuvo, kad ten per vėlai stabdytum. Tačiau, kažkaip su tankangais panašiai, bet šiek tiek pritrūko. Žinok, aš nejaučiu Metro skirtumo. kito, Nejaučiu, man kažkaip gerai. Reikia atrast stabdymo taškus. Gal, nes aš ir žiūrau, dingo. Matau, kad nosis, žinai, nebesų, per bulves įprastai. Bet tai kaip tu darai? Tu turi biškį atleidinėjai ir tada, tai kodėl jinai neklauso? Nes jinai tau nepasidavė į kairę, visai, jau kai pradėjo tempti. Nu, čia iš vis net sportinių kaladžių nėra. Tai kažkokios, kaip uždėjom sportinius tuos, nu, tipo 335 stabdžius, tai taip ir liko. Tai priseksim, tada privažiuosi dabar. Pala. Iški pakelk už pakaliuko. Va, viskas. Tau reikėtų pavažiuot ir mes tave stumdami tau užsiverš viskas. Okay. Šitus susiverški. Kad jis, koks ūgis tavo? 186. Tas pats. Kaip jam patogu palį pedalus? Jam, žinok, manau, kad bus visiškai identiškai tas pats, kas pas mus. Nes dabar tai per toli gerokai. Tai taip, nes mes tave užseksim Ai, supratau. ir tada stumsim į priekį. Čia iki galo atslinkęs? Ne visai, bet. Nu va, dabar Antano jėgą parodys. Mūsų mechanikas Antanas. 3 boksų vairų traukė save. 1, 2, pala. 2, 3. Jo, tai prasivažiavom. Pagaliau normaliai viskas išjungta ir per daug skirtumų nepajaučiau, bet jaučiasi, kad jau dabar aš labiau kontroliuoju automobilį, bet tas kontrolės visas veikimas, jis tiesiog tave jautiesi saugesnis. Net supratau, kad vienam posūkyje man kontrolė labiau padeda, negu aš važiuoju be kontrolės, bet tik vienam posūkyje, tai toks net galvojau, kaip geriau, bet reikia žiūrėti rato laikus ir viskas, pasidarėm 5 ratus su kompiuterio diagnostikos, kad susirinktume variklio datą, tada viską išmetėm, sudėjom race chrono dalykėlius, kad matyčiau gazą, stabdį, visą deltą, tai turėsiu namų darbų, tai jau pagaliau galima pavadinti, kad tai yra testai, nes jau kažką surinkom informacijos, su kuria galim dirbti. Ir viskas, duodam dabar kitiem pasibandyti, kad daugiau informacijos gautum ir iš kitų. Tai va, važiuojam. Pabaigėm treniruotės, tai pabaigėm ir treniruotės, pabaigėm ir stabdžių kaladėlės, viskas, nebeturim stabdžio, tai va, reiškiasi tikrai viską padarėm iki galo, damušėm senasis, galėsim dėti naujas, reziumė, visi patenkinti, mašina realiai nesugedo, gavom daug datos, kad biškį dizelis turi savų niuansų, tai turėsim porą upgrade'ų iki pirmų varžybų, o jos realiai už 10 dienų. Bet čia minimalūs pakeitimai, tai tikrai viską spėsim. Ir ką, ir viskas. Mašina ciela, aš cielas, patenkinti, nežinau, žiūrėsim. Man patiko, nežinau kaip jums. Ir manau, kad susitinkam už 10 dienų pirmame etape Turbo Trophy. Ačiū.